Sveiki visi mano panteriukai, su jumis aš esu mylimiausia Emilija ir šiandien yra pirma serija naujo serialo Paslėpk mane. Tai žodžiu, sėkmės žiūrėti ir pradėkime. Kai pabėgsti, tampi nieko. Aš dabar Nora, o Amelija ji mirė. Taip jau susidėjau daiktus, neseniai atvykau ir reikia eiti į mano naują mokyklą. Žiauriai pergyvenu, bet tikiuosi bus viskas gerai. Spintelė, telefoną. Ei, tu naujaka? Aš Milda. Nora. Ji pagaliau čia. Ką čia? Mano sena nuotrauka? Kaip jie mane atrado? Tu galvoji, kad pabėgai? Aš artėju. Ką? Ne. Kaip jie mane rado? Jie čia. Noriu tau padėti. Kas tu iš tikrųjų esi? Kas tu iš tikrųjų esi per žmogus? Kodėl tu mane šiandien visą dieną stebi? Aš tavęs nestebiu. Aš tau noriu padėti. Kas jie čia? Kuom tu nori padėti? Noriu padėti šiaip savo. Kas čia per nuotrauką? Neduosiu, čia yra privatu šiaip tai. Kas tokio privataus? Nelistų prie manęs, atstok jau. Ei, okei, viskas okei. Iki čia. Okei. Kartais turi apsimesti geriau. Bet man reikia jie toliau stebėti. Tomai, tu kažkas sakei? Ne, Milda, tau pasigirdo. Na gerai, a kur Nora? Nora, jinai prie spintelės. Okei. Nora. Nu, kas yra Milda? Užžiūrėksime, aš tave norėčiau pakviesti į kavinę. Į kavinę, kur jinai yra? Čia netoli mokyklos galim nueiti. Gerai. Pavyzdžiui, šitą kavinukė prie mokykla čia žiauriai skanios bandelės. Ateik, aš šiandien pirmą kartą čia man visi pažįsta šeptėtą Anam. Gerai. Markus, tik iš kur tu atvykai? Iš kitą miestą. Sveikas, Džeikai. Labas, Milda. Sveiki. Klausyk, man kaip visada, tu jau žinai. Čia yra mano kifras naujakė. Labas, aš esu Džeikas. Malonu, aš Nora. Kaip? Nora. Gerai, aš Džeikas. Gerai, Milda, tau kaip visada, o tau, Nora, ką? Ką žinau, padarykit man tą patį, ką ir Mildai. Neturi alergijos braškėm, vyšniam. Tai puiku. Gerai, du tie patys. Eikite, atsisėskite prie staliuko, aš jums atnešiu. Gerai. Ateik, tu nepergant, čia labai gera kavinė, mus neapnuodys. Aš jau nenoriu, kad apnuodyti. Sek, aš jau buvau 100 kartų, tai aš viską žinau. Gerai. Tai prašau jūsų kokteiliukai. Ačiū, Džeikai. Prašau.
Tada jūsų, ponė Nora, jūsų pyragas. Ačiū. Jūsų 2 keksiukai. Aš šitą patrauksiu gerai. Ir tavo pyragėlis, Milda. Ačiū, Džeika. Skanaus ir iš karto geros dienos. Ir ačiū. Gerai. Atrodo visai viskas skania. Čia visą laiką viskas skanu. Ir dar vis ten mano mylimiausia iš favoritų pyragėlių. Šitą galėsite mokslą? Tai aš su maišeliu ir specialiai maišeliu įdeda, kad namo nusineštų. Reikės mokėti. Pergyvenk, Nora, aš sumokėsiu. Gerai. Tai tik atsargiai. Tai labai skanus pyragėlis. Tai aš daug žalu, kad žiūri skanu, tai. Tai gerai, Milda, aš einu namo, tai iki rytojus. Iki, aš dar biškį pasidėsiu, tad su Džeiku paklėpėsiu ir gerai. Gerai, Milda, iki. Ačiū Dievui, jau grįžau namo, nes tikrai jau atsibūnu. Tas Tomas rimtai kažkoks žiauriai keistas. Tikrai, kad jisai mane seka ir žino, kas aš per žmogus. Bet tikiuosi, niekas nesužinos. Tikėkimės. Kas pasidės telefoną. Persijungsi į savo pižamą. Nusimsiu savo šitos batus. Ir nusimsiu tos didžiulius auskarus. Ir tą gal ateisiu kelnes. Ir kitaip apsirinksiu, nes nenoriu vaikščioti šitą uniformą. Ne mano stiliai. Ir žodžiu, jau vakaras eisiu miegoti, vis tiek rytoj sunki diena. Ir tikiuosi bus viskas gerai.